Filmas sukurtas bendradarbiaujant KUF Productions Mišeliui Rotmanui ir Kanados filmų nacionaliniam biurui dalyvaujant Friends 2. Kad šiek tiek suvoktumėte finansinę galią, tabako pramonės lyderio Philip Morris apyvarta siekia vidutinės valstybės BVP. Jei viso pasaulio tabako pramonę sujungtume į vieną darinį, tai šiuo metu būtų nedaugiau kaip 10 valstybių, kurių finansai viršytų tabako pramonės lygį. Bendrovė Altadis, laba diena. Jau kelintą kartą mėginu su jumis susisiekti, norėdama pasikalbėti su Izabelė Auclair. Pasikalbėti bandau jau 3 mėnesius, bet to išsiunčiau daugybę elektroninių laiškų ir nesulaukiau atsakymo. Tai, bet ji labai užimta, todėl su ja pasikalbėti netaip lengva. Bendrovė British American Tobacco France, laba diena. Laba diena, ar galėčiau kalbėti su Olivier Plenu? Jis labai užimtas. Aš visiškai nenoriu kalbėti apie šią pramonę su spauda. Konfidencialumo sąlyga, ar ne? Taip. Philip Morris šiuo metu jis negali palikti žinutės. Dėkojame, kad skambinate ir kad vėl paskambinote. Jis šiuo metu nepasiekiamas. Tabakas. Sulaikykite kvėpavimą. Nadios Kolot filmas. Pasaulyje kasmet miršta 5 milijonai rūkančiųjų. Tai 30 kasdien sudūžtančių lėktuvų Boeing 747. 13 tūkstančių rūkančiųjų miršta kiekvieną dieną. 5 milijonai rūkančiųjų mirė 20 amžiuje. Jei niekas nesikeis 21 amžiuje, mirs milijardas. Filmą sukūrė Marie Helena Rank ir Johna Carrier. Tai epidemija, ją sukelia pramonės skleidžiamas melas ir neturintis precedento nerūpestingumas. Mano manymu, tai nusikalstama. Tabako pramonė kalta dėl 100 milijonų mirčių. Muzika René Schmidt. Paskutinis išlikęs tėvo prisiminimas yra mudviejų pasivaikščiojimas Monrealyje rugsėjį krentant lapams. Jis buvo 56 metų, svėrė 48 kilogramus. Aš taip pat rūkiau, nepaisydama savo plaučių uždegimo ir astmos. Mesti man prireikė dar 20 metų. Tačiau kaip ir visos motinos, aš nenorėjau, kad tai pasikartotų su mano vaikais. Kodėl, nepaisant visos informacijos, cigarečių poveikis visuomet taip sumenkinamas ir jos vartojamos? Renkant informaciją atsakymų į šį klausimą prabėgo 3 mano gyvenimo metai. Aš tyrinėjau šios pramonės vidinės apyvartos dokumentus, susitikau su gamintojais, pardavėjais, klausinėjau sveikatos specialistų visame pasaulyje. Kalbant paprastai, aš ieškojau, kad suprasčiau. Nuo 1953 pradžios tabako bendrovė žinojo, kad 94 procentai plaučių vėžio išsivysto rūkantiems. Ar pasijusiu geriau, jei rūkysiu Philip Morris? Taip, jūs jausitės geriau, štai kodėl. Nustatyta, kad kosulys pranyksta. Sausos gerklės efektas sumažėja, aštrus ir erzinantis jausmas išnyksta. Cigarečių gamintojai melavo dėl jų produkcijos keliamo pavojaus, taikydamiesi į jaunimą. Jie viską neigė. Dokumentai aiškiai parodė, kad jie tai darė kelis dešimtmečius ir kad vadovai tiksliai žinojo, kas vyksta. Back in 1953, 1953-aisiais Riders Digest straipsnyje buvo rašoma, kad atlikti bandymai su žiurkėmis veikianties įvairiomis medžiagomis ir cigarečių dūmais ir kad žiurkėms įsivystė vėžys. Tarp cigarečių ir vėžio buvo nustatytas ryšys, dėl kurio jie būgštavo.
Per visą istoriją būta sveikų protų nesuvokiamų susirinkimų. Vienas tokių vyko Niujorke, Hotel Plaza viešbutyje 1953 metais, kai amerikiečių tabako bendrovių vadovai susitiko su Johnu Hillu iš viešųjų ryšių bendrovės Hill & Knowlton. Šio susirinkimo pasekmė buvo šimtai milijonų mirčių, o negatyvus ir tragiškas susirinkimo poveikis jaučiamas ir šiandien. Et l'impact négatif et tragique de cette réunion se ressent encore aujourd'hui. Cigarečių gamintojai netgi nuožmiai kariavo. Dabar jie turėjo susitarti bet kokią kainą. Štai tai prasidėjo ilgiausiai trunkanti ir brangiausia istorijoje viešųjų ryšių kampanija. Remiantis tikrojo susirinkimo dokumentais, aš įsivaizduoju jo eigą. Susirinkimo Hotel Plaza viešbutyje atkūrimas 53 gruodžio 15. Ponai, kaip jūs visi žinote, turime įspręsti sudėtingą klausimą. Medicinos tarnybos nirtingai puola mūsų produkciją. Žmonės meta rūkyti pavojingais tempais ir jau kelis mėnesius mūsų verslas dramatiškai smunka žemyn. Ir visa tai dėl gaujos vadinamųjų mokslininkų. Sukčių. O jeigu jie teisūs, tegu užsiima oro taršos problemomis, mes turime suglausti pečius ir imtis bendrų veiksmų, griežtų veiksmų. Todėl čia su mumis yra Johnas Hillas iš Hill & Knowlton, kad pateiktų savo išmintingą patarimą. Hillai, ką viešųjų ryšių ekspertas išmano apie karą? Jei turime kariauti, mūsų vadinamoji armija turi ruoštis stulbinamiems pokyčiams. Aš siūlau perorientuoti pramonės politiką, sudarant bendrą frontą. Reikės paveikti tiek sprendėjus, tiek ir plačiąją visuomenę. Tokio pobūdžio operacija kainuos brangiai. Labai brangiai. Pasirūpinkite, kad pardavimas nemažėtų. Aš siūlau nacionalinio masto kampaniją visoje žiniasklaidoje, teigiančią, kad cigaretės nesukelia vėžio ir kad visuomenės sveikata yra aukščiau visko. Ir žinoma, jei cigaretės pasirodys esančios pavojingos, jūs jas pašalinsite iš rinkos. Ar ne? Šie melagingi pažadai, pavadinti nuoširdžių pareiškimų arba tikrų prisipažinimų, milijoniniais tiražais buvo platinami Amerikos spaudoje. Mūsų pramoniai visuomenės sveikata yra svarbiau už viską. Tokia šiandien yra mūsų pozicija. Šis tabako pramonės tvirtas pasižadėjimas tėra apgaulės šydas, pilstymas iš tuščio į kiaurą. Jis yra ne kas kita, kaip tik abejingumas tam, kas akivaizdu. Tabako pramonė išvengs ne tik rūkančiųjų apklausų išvadų, bet ir varganos valstybės atsakingųjų asmenų reakcijos. Cigaretės plinta beveik nestabdomai iki pat Didžiojo Amerikos proceso 1990 metais. Tuomet 46 valstijos sudarė kolektyvinį prieš tabako pramonę nukreiptą kreipimąsi dėl ūmios žalos, kalbant visuomenės sveikatos terminais. Vyriausybė pakvietė 7 didžiųjų tabako pramonės bendrovių vadovus. Be kita ko, norėčiau žinoti, ar kiekvienas jūsų tiki, kad nikotinas nesukelia priklausomybės. Aš tikiu, kad nikotinas nesukelia priklausomybės. Pone Johnstonai? Cigaretės ir nikotinas nėra chemikalai sukeliantys priklausomybę arba nuodijantys. Taigi tai reiškia ne, turime labai mažai laiko. Aš tikiu, kad nikotinas nesukelia priklausomybės. Nikotinas nesukelia priklausomybės. Nikotinas nesukelia priklausomybės. Nikotinas nesukelia priklausomybės. Vašingtone viena nevyriausybinė organizacija įsteigė tabako bendrovę, kuri vadinasi Leidimas žudyti. Būdama šios bendrovės atstovė, Anna White lanko Philip Morris akcininkus.
Nėra nieko bloga, kad bendrovė siekia pelno, tačiau nesveikatos, aplinkos ir kitų visuomenės interesų sąskaita. Pasirinkome Virdžinijos valstiją, nes čia yra įsikūrusi Philip Morris bendrovė, dar žinoma ir kaip Altria. Mūsų bendrovė ironiškai pasivadino leidimas žudyti. Ji yra kaip ir visos kitos tabako bendrovės, išskyrus tai, kad sako tiesą. Aš esu Corporate Spin bendrovės leidimas žudyti direktorė. Kaip sako mūsų pavadinimas, bendrovė nusprendė platinti tabako produkciją, kasmet nužudančią 400 000 amerikiečių ir 4,5 milijono žmonių visame pasaulyje. Mūsų devizas – mes turtingi, jūs mirę. Nepaisant kariškių spaudimo, amerikiečių procesas prieš tabako pramonę buvo sustabdytas iki paskelbiant nuosprendį. 1998-aisiais buvo pasirašytas istorinis susitarimas, pavadintas pagrindiniu atsiskaitimo susitarimu. Šiuo nutarimu pramonė sutinka sumokėti $206 milijardus Amerikos vyriausybei ir pasižada nutraukti rinkodarą nukreiptą į jaunimą, tačiau tik Jungtinėse Amerikos valstijose. Kova buvo ilga ir sunki. Tai ne visiška šios pramonės elgesio su visuomenė būdo pabaiga, bet jo pabaigos pradžia. Jie sumokės daugiau nei kuri nors kita bendrovė per visą istoriją, turėjusi susimokėti Jungtinėms Amerikos valstijoms. Tačiau svarbiausias pasiekimas yra tabako pramonės įpareigojimas pateikti visuomeniai visus vidinės apyvartos dokumentus skirtus filialams Amerikoje. Ar jie seni ar nauji, pramoniai uždrausta juos sunaikinti iki pat 2008-ųjų. Rūkymas daugelį pasaulio šalių yra pagrindinė mirčių priežastis. Tai milžiniška finansinė praraja. Mokesčiai už tabako gaminius, kuriuos moka rūkantieji ir nerūkantieji, bei tabako bendrovės, yra pernelyg maži, kad padengtų sveikatos ir su jie susijusių sričių išlaidas. Finansų ir sveikatos ministrai, žinoma, turėjo susidomėti tabako bendrovių dokumentais, kaip ir vyriausybės visame pasaulyje, nes ši pramonė dauguma jų manipuliavo. Ir dabar dokumentai yra prieinami. Philip Morris ir kitų amerikiečių tabako bendrovių dokumentus galima peržiūrėti internete, tačiau BAT, tai yra British American Tobacco atveju, reikia persikelti į Angliją. Visos kitos bendrovės pateikė savo dokumentaciją internete. Vienintelė BAT to nepadarė. Jos sandėlis yra nuošaliame angare Guildforde, niūrioje pramoninėje vietovėje už Londono ribų. Yra maždaug 8 milijonai lapų dokumentacijos. BAT vykdoma vieno asmens politika buvo šiek tiek sušvelninta, tačiau dokumentų reikia laukti 12 mėnesių. Jie kvailins jūs iki begalybės vildamiesi, kad jūs atsitrauksite. Tikėdamasi paslėpti melą, pramonė pateikia milijonus puslapių, kurių didžioji dalis yra neįdomi – mokesčių išlaidos, įgaliojimo raštai ir panašiai. Tačiau atkakliai dirbdami surandame tai, kas yra tikroji cigarečių verslo esmė. Prekės ženklas turi įsiskverbti į amžiaus grupę nuo 14 iki 24 metų. Jūs brukate reklamą ir nuolaidos kuponus mano 15 metų dukrai. 40 milijonų puslapių atskleidžia šios pramonės tikrovę. Leidžia palyginti tai, ką jie rašo, ką kalba tarpusavyje, su tuo, ką tuo pat metu sako viešai. Skirtumai milžiniški. Tabako pramonė yra viena iš labiausiai gerbiamų Amerikos pramonės šakų. Ji dirba atsakingai ir gamina produkciją, kuri dėl savo kokybės pasaulyje plačiai pripažįstama. Nikotinas sukelia priklausomybę. Mes susidurėme su produkto, kuris sukelia priklausomybę pardavimu.
Koks skirtumas tarp Philip Morris, kuri nuo šiol vadinasi Altria, Altadis, kuris kadaise vadinosi Seita ir British American Tobacco, kuri kontroliuoja pramonę Kanadoje? Ar šios bendrovės yra bendrininkės? Taip. Ar ženkliai skiriasi įvairių cigarečių gamintojų veikla? Ne. Kaip atsakymą į klausimus, kuriais domėjausi, randame vienodą visų bendrovių veiklos pobūdį. Viena pagrindinių priežasčių, dėl kurių Marlboro cigaretėms taip sekasi pasaulyje, yra amonijako naudojimas. Išvirkšdami jūsų cigaretę amonijako, jie verčia jūs pasisavinti daugiau nikotino. Kitos bendrovės ištyrė Marlboro cigaretės ir suprato, kad tai buvo amonijakas. Ar jos priekaištavo Philip Morris bendrovei dėl amonijako naudojimo? Ne. Ar jos apie tai informavo visą pasaulį? Ne. Jos pačios ieškojo būdų, kaip tai padaryti. Taigi jos elgėsi panašiai. Grįžkime prie to, kas svarbiausia. Kas yra mūsų priešas? Tai nėra nei visuomenė, nei politikai. Tai yra medicina. Mokslininkai. Kiekvieną kartą, kai jie pasirodys su savo teorijomis, mums jų reikės, kad paneigtume arba jomis suabejotume. Mums reikia daugiau tyrimų. Pakaks tų tyrimų. Pavojaus nėra, mes patys rūkysime. Klausykite, einame išvien arba ne. Tai mūsų išgyvenimo klausimas. Mes galime patys atlikinėti tyrimus, kiek tik norime. Argi jūs nesuprantate? Vidinių tyrimų nepakaks, kad susigrąžintume savo rūkalius. Jūs esate teisus, ponė. Mums reikia sveikatos ekspertų, kurie nebūtų nusiteikę prieš tabaką, nepriklausomų mokslininkų, kurie rašytų tokius straipsnius, kaip visa tiesa apie cigaretes, arba ką privalo žinoti visi rūkantieji. Mes platinsime jų išvadas. Nuo pat pirmųjų susitikimų Niujorke jie sakė, taip, mes konkuruojame ekonominėje sferoje, bet politinėje erdvėje turime dirbti vieningai. Didysis pavojus, kuris grėsė ir šiandien tebegrėsė šioms bendrovėms, yra griežti įstatymai, kurie tokią tabako pramonę, kokie jį yra šiuo metu, sunaikintų. Rūkymas yra didžiausia visuomenės sveikatos problema. Nuo ligų susijusių su rūkymu miršta daugiau amerikiečių nei nuo AIDS, automobilio avarijų, žmogžudysčių, savižudybių ir nelaimingų atsitikimų kartu paėmus. Amerikos teisingumui 1953 metų susirinkimas reiškia suokalbio pradžią. 2004-aisiais teisėtvarka nusprendė pradėti naują procesą, kuris šį kartą rėmėsi RICO, Amerikos kovos su mafija įstatymu. Procesas buvo suformuotas remiantis įvairių persekiojimų taikymų ir vadovaujant Clintono administracijai truko 4 metus. Teisingumo ministerija teigia, kad tabako pramonė pusę amžiaus veikia kaip nusikalstama bendrovė. Anot ministerijos, tabako bendrovės metų metus sistemingai mulkino amerikiečių visuomenę ir ypač rūkančiuosius, teigdamos, kad tabako poveikis sveikatai nežymus. Vyriausybė norėjo atgauti apie $280 milijardų, kuriuos pramonė gavo iš neteisėto pelno. Londone Robertas Blakėjus pasirašo tarptautinį teisės dokumentą. Jis yra vienas iš RICO įstatymo įtvirtintojų. RICO įstatymas gali būti taikomas ne tik mafijai, bet ir grupiai arba prekybos bendroviai arba sindikatui, kuris funkcionavo vykdydamas neteisėtą veiklą. Tai, ką reikia įžvelgti, yra visos organizacijos branduolys. Ši pramonė suformuota remiantis mafijos struktūra. Charles Lucianas 1931-aisiais sukūrė mafijos organizaciją, o mūsų laikų šeimos yra tiesioginės to meto šeimų palikuonės.
Dabar pažvelkime, kas vyksta cigarečių pramonėje. Štai šeimos, galingos bendrovės. Ką jos veikia? Apgavysčių viršūnėje jos pastato ant kojų tabako instituciją, kuri ima pinigus ir personalą iš kiekvienos didelės šeimos. Tam vadovauja advokatų komitetas, ne mokslininkų. Advokatai vadovauja neteisėtai veiklai, sukčiavimui. Ir ką jos apgaudinėja? Medikus, svaigalų kontrolės biurą, kongresą, prezidentą ir galiausiai vartotojus. Ir ši pramonė veikia visiškai sąmoningai, jos tikslas – pinigai. Tai nesiskiria nuo organizuoto nusikalstamo klano, kuris parduoda kokainą ir heroiną ir žudo žmonės. Tai yra mafija. Pramonės mafija parduoda produktą, kuris naudojamas pagal paskirtį, žudo. Ponai ir ponios, mes pasikeitėme. Pripažįstame, kad mūsų produktai yra mirtini. Mes nusprendėme išimti iš apyvartos visą produkciją, kol nerasime nekenksmingo pakaitalo. Ačiū. RICO įstatymo pagrindas labai aiškiai pakeitė santykius. Tai nėra įprasta teismo byla. Tai ne tas pats, kaip Prancūzijos ar Kanados teisė. RICO įstatymas taikomas mafijai ir norint jį pritaikyti, reikia, kad būtų nusikalstamos veiklos tęstinumo prielaida. Todėl Philip Morris siekia visus priversti patikėti, kad jie pasikeitė ir atgailauja. Bilas Faronė, garsus chemikas, 8 metus Philip Morris bendrovėje dirbo atsakingą darbą. Jis sutiko papasakoti apie abejotiną veiklą pas savo buvusį darbdavį. Aš įsidarbinau bendrovėje Philip Morris 1976-aisiais. Mane pasamdė, kad surasčiau būdą, kaip sumažinti cigarečių keliamą pavojų, padaryti jas netokias kenksmingas. Ne nekenksmingas, bet mažiau kenksmingas. Ir mes radome daugybę būdų. Be kita ko, kai kurių produktų technologijos, apie kurias dabar kalbame, buvo jau iki man ateinant į Philip Morris. Tyrimams buvo išleista $100 milijonų, bet jų rezultatai niekada nebuvo panaudoti. Pramonė žinojo apie jos produkcijos keliamą pavojų ir galėjo jį smarkiai sumažinti. Ji galėjo pašalinti riziką susirgti vėžiu, nes pats nikotinas nėra vėžį sukeliantis kancerogenas. Kol pramonė to nepadarys, tol ji nepasikeis. Kol Arturas gaišta laiką ieškodamas gyvsidabrio, chromo, dervų, švino, formolio, amoniako, Steve'as, norėdamas laimėti laiko visas šias medžiagas, mieliau randa užsidegdamas cigaretę. Garsioji Philip Morris Marlboro cigaretė šiandien iš esmės yra tokia pat kaip ir 1972-aisiais. Po visų tyrimų skirtų padaryti ją netokią kenksmingą, kaip gali būti, kad tai neįvyko, kaip ji išliko tokia pat. Mažiau kenkianti cigaretė bus kitokia ir kai kurie verčiau mes rūkyti nei pakeisti cigaretę. Rūkant netokias kenksmingas cigaretės mesti rūkyti yra lengviau. Philip Morris prarastų galbūt 50 ar 75% savo verslo rodiklių. Jie dalyvauja cigarečių pramonėje. Jie nenori prarasti pinigų, o netoks kenksmingas produktas greičiausiai priverstų juos tai padaryti. Tabako pramonės laimei nikotinas sukelia priklausomybę ir daugybę fiziologinių pokyčių. Reynoldsas, 1972. Jeigu žmonės nori nikotino, jiems galima jį teikti visiškai saugiai. Pavyzdžiui, inhaliatoriais, be jokio cheminio priedo. Philip Morris darbuotojai išvystė nuostabią technologiją, kuri galėtų pakeisti cigaretes. Jie sukūrė farmacijos bendrovę, kuri vadinasi Kristalis ir kuri parduoda aparatą skirtą medikamentų inhaliacijai. Jie galėjo pritaikyti jį nikotinui.
Jie galėjo tai padaryti? Žinoma, kodėl jie to nepadarė? Nes nenorėjo. Iš tiesų, 1983-aisiais Philip Morris spaudžiamas, vėluodamas 10 metų, į rinką paleidžia efektyvų Nicorette preparatą. Tai Massaman, labadiena. Labadiena, jūs esate vienas iš Philip Morris Prancūzijoje vadovų, tabako gamintojas. Jūs atsakingas už reglamentą ir informavimą. Mano bendrovė visiškai pripažįsta, kad tabakas kenkia sveikatai ir sukuria stiprią priklausomybę. Dėl šios priežasties manome, kad produktas turi būti skirtas tik apie tai informuotiems suaugusiems. Prancūzijos ypatumas yra tai, kad labai didelį rūkančiųjų skaičių sudaro jauni žmonės. Kalbant apie vaikinų ir merginų rūkymą, turime prasčiausius duomenis amžiaus grupėje nuo 16 iki 18 metų. Kad būtų aiškiau, 50% rūkančiųjų 2-3 metais vyresnių nei 18 metų rūko ne kasdien arba tik esant progai. Kaip nutiko, kad cigaretė yra tokia populiari jaunimo tarpe, nors skirta suaugusiems? Džeremis drąsiai ryžosi sulaužyti pramonės tylėjimo įžadus, kad paaiškintų mums vidinių mechanizmų veikimo principus. Jo priklausimas Altadis bendroviai įpareigoja neatskleisti jo tapatybės. Man įsidarbinus buvo vadovas, kuris per vieną seminarą kreipėsi į mus ir pasakė: aš jums kalbėsiu apie tabaką ir sveikatą. Šitai bent kartą šioje bendrovėje bus, kas apie tai kalba. Šis žmogus buvo atleistas po 3 mėnesių. Esame čia tam, kad dirbtume. Klausimai apie parduodamą produktą neuždavinėjami. Atsakomybė perduodama vartotojams, o paskui valstybei. Produktai nesiskiria, tad vienintelis būdas vieną cigaretę atskirti nuo kitos yra prekės ženklo įvaizdis. Iš tiesų, pakelis yra pirmoji priemonė, su kuria perduodama prekės ženklo informacija. Gamintojai kūrė tokius pakelius, kurie būtų tam tikra prasme prekės ženklo vitrina, kurioje siekiama išvystyti vaizdinę reklamą, be kita ko, reglamentais draudžiama. Galiausiai yra labai supainiotas rinkodaros būdas. Kiekybiniai testai, kokybiniai testai, vartotojų grupės, vykdomos apklausos, grupinės, individualios, kontrolinės iki testų, po testų. Vartotoją mėginama išanalizuoti visapusiškai. Nuo 3 metų amžiaus iki 14 ir vėliau norime elgtis kaip kiti, galiausiai kaip suaugę, gadinti savo orą. Taip, vieną dieną nusiperkame cigarečių pakelį, rūkome vieni ir tik vėliau suprantame, kad jau pernelyg vėlu. Paskui sutinkame su suaugusiais, kurie sako, rūkyti yra kvaila. Puolame pardavėjus, kai jie negerbia reklamą draudžiančio įstatymo, o po to, žinoma, ieškome, kaip neleisti suvilioti jaunimo, suaugusiųjų vaikų, nes šie yra jų tikslo dalis. Mes aiškiai matome reklamą ant pakelių, kuriuos vadiname pokštais. Matome mažas širdeles, kempingą, matome prezervatyvo formos miegmaišį, pilį iš smėlio su kastuvėliu ir grebliuku. Nuo šios akimirkos tampa aišku, kad reikia aktyviai veikti. Kanada pirmoji sugalvojo naudoti grafinius vaizdus užimančius pusę pakelio ploto. Nuo 2001 tokie pavyzdžiai atsiranda ir Australijoje, Brazilijoje bei Europoje. Ar tai jūs privertė keistis, ar tai sumažino pardavimą? Tikrai ne. Kai kas sako, kad nenori pirkti tokių, su plaučiais. Štai plaučiai. Visai ne kaip atrodo. Plaučiai, dantys. Kur su dantimis? Štai čia. Kitas dalykas, kurį taip pat parduodame, yra pakelių dėklai. Jie iš kartono kainuoja po 50 sų. Žmonės įdėdami pakeičia pakelio vaizdą. Tai rūkančiųjų ar gamintojų atsakas.
Mūsų visuomenėje tikrai pavojingi produktai užrakinami, dedami po prekystaliu arba paslepiami nuo žmonių žvilgsnių. Tačiau ne cigaretės, nors jos yra labiausiai mirtį nešantis vartojamas produktas, kurį turime. Pardavėjams mokama už tai, kad jie išdėlioja cigaretes taip, kaip jie nori. Prekių afišavimas įspūdingas, nuostabių spalvų, padėto šalia saldainių, traškučių ir kitų plataus vartojimo prekių. Kiekviena cigaretė jūs žaloja ir rūkydama skatinate korumpuotą pramonę. Mes nerūkome šito mėšlo, mes jį parduodame. Leiskite rūkyti jauniems, neturtingiems, juodaodžiams ir kvailiams. Cigarečių pabrangimas Prancūzijoje sumažino jaunimo rūkymo rodiklius nuo 50 iki 37%. Kanadoje šiandien yra 19 procentų rūkančiųjų. Veiksmingos priemonės yra kainų kėlimas, reklamos draudimas, medicinos darbuotojų švietimas ir draudimas pardavinėti rūkalus nepilnamečiams. Tačiau dėmesio, kai pramonė atsispirs šioms paskutinėms priemonėms, taikinys nebūtinai bus toks, kokį galime įsivaizduoti. Tabako pramonė užbaigė programą, kuri vadinasi Operacija tapatybės kortelė. Ji susijusi su draudimu prekybininkams parduoti tabako produktus nepilnamečiams. Iš tiesų, ši programa skleidžia dvigubą informaciją. Pirmoji žinutė skirta jaunimui – nerūkykite, nes tai suaugusiųjų reikalas. O tai akivaizdžiai dar patraukliau. Šis šūkis prieštarauja tyrimams. Jis beveik meta iššūkį jaunimui rasti būdą įsigyti cigarečių. Maža to, apie tai jaunimui kalbama kaip apie uždavinį, sustiprinamas cigaretės kaip uždrausto vaisiaus įvaizdis. Ir galiausiai jaunimas nori rūkyti. Jei mes galėtume apeiti veikiančius įstatymus jaunimo pasiekiamumo klausimų, mes ginsime savo pramonę dešimtmečius. Philip Morris direktorius 1955. Alio? Klausau. Kas bus 9 valandą šventė? Taip, aš galiu susitarti. Taip, susitarsiu. Iki pasimatymo. Jūs esate garbaus amžiaus, ateikite pasilinksminti į Export A arba į Morje. Žinoma, šventė organizuojama informuotiems suaugusiems. Heidi Rechen. Užsidėk savo kaukę, Heidi, pričiupk juos. Heidi darbas rinkti informaciją per tokias reklamos akcijas, kad galėtų paspausti vyriausybę Kvebeke. Kiek jos kainuoja? $7. Prekybos automate kainuoja 9? Taip. Gerai, aš perku. Kokias? Paprastas? Turite lengvų? Lengvų? Taip. Prancūzijoje vyksta ir mėlynosios naktys, studentų šventės, kai žavingos blondinės mėlynais drabužiais dalina cigaretę Julua Blonde, netgi nemokamai. Julua, jo žinomiausios, yra Marlboro, štai čia. Cigaretės. Taip, cigaretė štai ten. Prie kramtomosios gumos. Mes niekada neprieštaravome tam, kad jie naudotų mūsų prekės ženklą. Tai ne taip blogai reklamai. Cigarečių gamintojo laiškas ant šokolado Brown & Williamson 1946. Gamintojai naudoja visokias priemonės, kad pačiuptų, prisipratintų, tiesą sakant, kaip įmanoma jaunesnius vartotojus ir jų nebepaleistų. Nes puikiai žinoma, kad pavyzdžiui po 25 metų yra nedaug vilties, kad jis pakeis rūkomų cigarečių rūšį. Jamesas Morganas, generalinis Philip Morris prezidentas, duoda parodymus teismui 1997 rugsėjo 4. Aš esu Philip Morris prezidentas ir generalinis direktorius. Ar reklama skirta sugundyti rūkyti? Ne, jis skirta žmonėms, kurie jau rūko, kad šie pasirinktų jūsų prekės ženklą arba juos užtikrinti, kad jie bus patenkinti pasirinktą rūšimi. Svarbu žinoti suaugusiųjų įpročius, jie yra potencialūs pirkėjai ateityje. Philip Morris 1981. Horizontali diagramos, kuri paremta nacionaliniais tyrimais linija,
rodo, kad jūs tyrinėjote jaunų, 15 metų rūkančiųjų įpročius. Na, ar jūs tam pritarėte? Ar tai klausimas? Taip. Aš su tuo visiškai nesutinku, esu daugiau nei šokiruotas. Aš surūkiau pirmąją savo cigaretę, būdama 13 metų. Kai sužinojau, kad tai yra kenksminga, bandžiau mesti. Bet negalėjau. Jie sakė, kad prie nikotino nepriprantama. Kaip jie galėjo taip sakyti? Mano atlyginimas yra $650 000 per metus. Jūs gaunate atlyginimą ir negrynaisiais pinigais? Aš turiu akcijų. Tai vadinama grynuoju pelnu. Šios dienos kainomis jos vertos maždaug $12 milijonų. Tiesa, visuomeninė akcija 2000-ieji. Ar jūs žinote, kiek žmonių tabakas nužudo per dieną? Paliksime tai čia, nes matote, taip atrodo 1200 žmonių. Tiesa, prekės ženklas paremtas antirinkodaros koncepcija. Jų šūkis – sakykime tiesą. Jų tikslas – parodyti pramonės melą. Ir užduoti tikrus klausimus. Kodėl atsistatydinama susidūrus su masinė cigarečių prekyba mūsų visuomenėse? Kodėl užmerkiamos akys susidūrus su pranešimais apie tabako epidemiją? Tiesa yra kaip ašmenys nukreipti prieš negirdėjimą, aklumą ir tylą, gaubiančius šio verslo pinkles. Kampanija Tiesa skirta žalingo tabako poveikio prevencijai amžiaus grupiai nuo 12 iki 25 metų. Tai partizaninio karo principų paremta veikla. Dirbama su jaunimu, jie sužino faktus ir ateina pas mus. Dėl tabako kas 8 sekundę miršta žmogus. Kiekvienais metais Jungtinėse valstijose 12 000 vaikų netenka motinų ir 31 000 vaikų praranda tėvą. Mano mėgiamiausias prisiminimas, kai jis nešiodavo mane ant pečių. Zako tėvas mirė nuo rūkymo sukelto vėžio. Aš sakiau, tėte, ar nori pažiūrėti šį filmą su manimi? Ar tabako pramonė verčia jūs kentėti? Tėte, ar galiu tau padėti dirbti lauke? Aš mylėjau jį visą širdimi ir man jo trūksta. Zakas neteko tėvo, jis yra tikra tabako pramonės auka. Galbūt tai ir nesukliudys jam tapti rūkaliumi, ypač jeigu jis mėgsta kiną. Veiksmingiausi rinkodaros įrankiai skirti vaikų inicijavimui į rūkančiųjų pasaulį yra kinas ir televizija. Įsivaizduokite Camel prekės ženklą kartkartėmis pasirodantį per MTV kanalą. Jeigu jie taip nori pasirodyti, tai priims žavėdamiesi. Cigaretė taip stipriai įsitvirtino kino ekrane, kad mes jos tiesiog nebepastebime. Tai vadinama dažomojo popieriaus efektu. Tyrinėdami daugiau nei 5000 paauglių nustatėme, kad kuo daugiau jie matė kitus rūkant, tuo labiau buvo linkę patys rūkyti. 17% iš tų, kurie filmuose dažnai matė rūkančius aktorius, patys pradėjo rūkyti. Ir atvirkščiai rūkyti pradėjo tik 3% tų, kurie kine lankėsi retai. Mes studijavome atrinktus pavyzdžius filmų, kurie buvo sukurti nuo 6-ojo dešimtmečio pradžios. Nustatėme, kad 6-, 7-, 8-, 9-ojo dešimtmečio filmuose rūkymo scenų po truputį mažėjo. O nuo 9-ojo dešimtmečio pabaigos kreivė šauna į viršų.
Mūsų laikų filmuose rūkoma daugiau nei filmuose sukurtuose 6-ąjį dešimtmetį. Silvestras Stallone pasirašė sutartį su Brown & Williamson, kurioje pasižadėjo naudoti jų cigaretes ne mažiau nei 5 ilgo metražo filmuose už kuklę $500,000 sumą. Philip Morris sumokėjo už tai, kad filme Supermanas 2 būtų rūkomos Marlboro cigaretės. Mes turime šią sutartį. Reklaminės kampanijos prieš rūkymą kino filmuose mintis yra tai, kad kino studijos korumpuotos arba kvailos. Jeigu jos ir toliau melš pinigus ir pardavinės savo žiūrovus tabako bendrovėms, tai jos korumpuotos. O jeigu jo šiai pramoniai teikia $100 milijonų vertės nemokamą reklamą, jos yra kvailos. Žvaigždės neatrado vaistų nuo vėžio, bet jos gali bent jau nustoti skatinti jo atsiradimą. Stano Glanso siūlomas sprendimas žymėti filmus, kuriuose pateikiama cigarečių reklama. Visai taip pat, kaip ir filmus su nepadoriomis ar smurto scenomis. Holivudo scenaristas Joe Esterhazis įspūdingoje filmografijoje visuomet šlovino cigaretę. Kam Holivudo filmas gali kelti pavojų? Jis nutaiko revolverį 13 metų vaiką, o kai šis vaikas sulaukia 50, revolveris iššauna. Aš pradėjau rūkyti būdamas 12 metų. Sergu tokią vėžio formą, kad liga gali pasireikšti bet kurią akimirką. Jie buvo man atviri. Jie pasakė, liga gali atsinaujinti po mėnesio, arba jūs galite mirti po 6 mėnesių, jei po kaklu atsiras gumbas. Štai taip aš ir gyvenu. Jūs nenorite prarasti 80% savo gerklės, negalite kalbėti, sirgti tracheotomiją, o to sulauksite vienaip ar kitaip, jei ir toliau rūkysite. Aš esu įsitikinęs, kad 100 000 žmonių rūko, nes aš priverčiau žavėtis cigarete, ypatingai esminėme instinkte. Man patiko su juo bučiuotis. Jis nebijojo eksperimentuoti. Jis mėgina mesti rūkyti, o jį verčia jį vėl pradėti. Cigaretė, Nikai? Tabako pramonė nedelsdama išleido cigaretę su prekės ženklu Basic ir reklama žurnaluose lyg atsitiktinai parodė žodį Basic ant kino teatro stogelio. Jie tikrai suprato, visai kaip ir kitos tabako bendrovės, kokį poveikį rūkymui turi kinas. Ir iš to pelnosi. Jie man pasiūlė dalyvauti savo reklaminėje kampanijoje, bet aš laimiai atsisakiau. Aš suradau asmenį iš British American Tobacco rinkodaros skyriaus Prancūzijoje, kuris sutiko paliudyti apie šios pramonės vidinės veiklos principus. Šio asmens anonimiškumui saugoti jo kalba buvo užrašyta ir ją perskaitė aktorė. Kaip tave pasamdė? Tiesą sakant, aš turėjau draugę, kuri dirbo BAT ir ji mane į tai įtraukė. Kai yra laisva darbo vieta, vidinio tinklo elektroniniu paštu išplatinamas pasiūlymas. Kai asmuo įdarbinamas, jį pasiūlęs gauna 5000 frankų, o pasibaigus 3 mėnesių terminui, jei asmuo paliekamas šiame poste, gaunama dar 5000 frankų. Bet jei mano draugė nebūtų už mane laidavusi, aš niekada nebūčiau gavusi šio darbo. Anksčiau savo ankstesnėje darbovietėje aš visuomet ieškodavau pinigų, prašydavau tiekėjų susigrąžinti sąskaitas. Dabar, dirbant BAT, net jeigu disponuoju didelėmis sumomis, darbas yra tikras malonumas. Kalbama visuomet apgalvotai, visuomet einama į šoną matosi kitaip. Pramonėje tai subtilus žaidimas, jį sudaro stebėjimas. Visuomet einama iki pat ribos, kurią leidžia įstatymas. Pramonėje tai gali pasireikšti apsikeitimų forma arba susijungimu. Visa tai tik tam, kad būtų galima labai aiškiai nustatyti ribą, iki kurios galima žengti.
Ar tai jau riba, ar dar ne? Anksčiau buvo mėginama daugiau ar mažiau gerbti įstatymą. Šiandien jie pasiruošia rizikuoti viskuo. Kai ruošiamasi ribas peržengiančioms akcijoms, diskutuoja visi kartu. Susirinkimuose būna advokatas, kuris aiškina įstatymus ir kalba apie galimus pavojus. Susirinkimuose nusprendžiama, ar bus atliekami tam tikri veiksmai, ar ne. Advokatas dabar yra įprastas visų reikalų palydovas. Visi sprendimai, visi pavojingi žingsniai daromi žinant apie visą atsakomybę. Štai reklaminis Joulot cigarečių filmas, sukurtas 2000 metais. Griežtai uždraustas Prancūzijoje, jis nukeliavo į Europos šokio aikšteles be visuomenės valdžios leidimo. Nacionalinio kovos su rūkymu komiteto misija Prancūzijoje yra priversta gerbti įstatymus. Aš sakiau, kad buvo neblogai pasistumėta teisinės veiklos srityje ir jau yra šiokie tokie rezultatai, net jeigu tik piniginėmis eurų sumomis. Tai susijęs su Philip Morris ir Roland Garros reikalais. Tuometo Philip Morris generaliniam direktoriui buvo surengtas patikrinimas. Nacionalinis kovos su rūkymu komitetas teisiškai ir neapskundžiamai nubaudė cigarečių gamintojus Prancūzijos teritorijoje 19 kartų per 5 metus. 19 neapskundžiamų nuosprendžių per 5 metus. Turime teisę kalbėti apie daugkartinius nusikaltėlius baltomis apykaklėmis. Prancūzijoje pramonė ne visuomet verčiama paviešinti savo vidinę dokumentaciją. Laimiai anoniminis tiekėjas, sužinojęs apie mano tyrimą, pateikė kelis naudingus ir labai informatyvius dokumentus iš Altadis, buvusios Seita bendrovės. Kad išvengtų teismo proceso, pramonė turėjo kodinį pavadinimą – Omerta. Įsipareigojame žodiniu susitarimu. Mes nepaliekame rašytinių įkalčių. Jie naudoja šią frazę – mes nepaliekame rašytinių įkalčių. Juokingiausia, kad jie kartais užrašo popieriuje savo politiką – nepalikti rašytinių įkalčių. Ir kartais jie pakliūva mums į rankas. Jų dokumentų saugojimo politika buvo viskas išskyrus saugojimą. Tai buvo naikinimo politika. Paliksime tokį ir tokį dokumentą, kuriam laikui, kitų atsikratysime. Reynolds Tobacco bendrovėje Jungtinėse Amerikos valstijose galima rasti 8-ojo dešimtmečio dokumentų, kuriuose tyrimų tarnybos direktorius sako, jei šie dokumentai turi būti sunaikinti, aš jį perfrazuosiu, jei šie dokumentai turi būti sunaikinti, kad išsaugotų mūsų padėtį, mes juos sunaikiname. Jis nesako, mūsų sektuvose prisikaupė per daug dokumentų, reikėtų jais atsikratyti. Vieną dieną atvažiavo sunkvežimis ir jie visus juos išvalė, visus sudraskė į skutelius. Jie sunaikino visus slaptus dokumentus, kuriuose kalbama apie priedangos bendrovės ir panašius dalykus. Sunaikino visus žiebtuvėlius, kuriuos dalindavo vakarėliuose ir naktiniuose klubuose. Šiandien jie keičia strategiją, bet ir toliau naikina visus svarbius dokumentus. Byla CTAM. St. Nazaras prieš Reynolds Tobacco, Philip Morris Seita, British American Tobacco. Jau 10 metų ponas Caballero bylinėjasi daugybėje procesų prieš pramonę. Tokius procesus galima matyti Jungtinėse valstijose. Šį kartą Prancūzijos valstybės iškeltomis sveikatos bylomis mėginama susigrąžinti išlaidas, susijusias su 3 rūkymo sukeliamomis ligomis – plaučių vėžiu, kvėpavimo ir virškinimo takų vėžiu ir apatinių kūno dalių tromboze.
Aš bylinėjosi norėdamas įrodyti, kad cigarečių pakelis yra modernaus kapitalizmo gėda. Aš pasakoju apie reikšmingus ir įvairius šios pramonės šakos piktnaudžiavimo atvejus, kai jie taikosi į jaunimą. Šie pradeda rūkyti būdami 14 metų, neatsižvelgia kylančius pavojus ir būdami 18 atsiduria spąstuose. Jie netgi ciniškai sako, jei rūkote, mirsite daug jaunesnis. Kiek mano paslaugos kainuoja sveikatos draudimui, tiek aš sutaupau pensijų fondui, nes rūkaliai miršta jaunesni. Aš paėmiau civilinę teisę paremtus tekstus ir įrodžiau, kad dėl gamintojų kaltės socialiai apdraustiesiems įsivystė ligos ir atsižvelgiant į pasekmes ligų gydymo sąnaudos turi būti kompensuotos. Manau, kad laimėti bylą yra gana nesunku. Klausiu pats savęs, kam aš pralaimėsiu? Visai kaip ir Jungtinėse valstijose, pakankamai drąsūs teisėjai, kurie išdrįstų kišti nosį į šią pramonę, pasitaiko retai. Cigarečių mokesčiai dažnai didesni nei 70% yra svarbus valstybės pajamų šaltinis. Sunku suderinti visuomenės sveikatos ir mokesčių įplaukų interesus. Dar sudėtingiau tai yra Prancūzijoje, kur iki 1995-ųjų tabako pramonė buvo valstybės nuosavybė. Prancūzijoje tabako pramonė buvo valstybės monopolija nuo Napoleono laikų, netgi iki Colbero. Iš tiesų, tai visiškas finansų ministerijos ir vyriausybės susiliejimas su cigarečių gamyba. Iš šių sričių išsiskirimas yra itin komplikuotas. Šiandien randame dokumentų ir vienas jų yra tikrai svarbus. Jame sveikatos ministras sako finansų ministrui: mes nebegalėsime ilgiau slėpti tiesos apie tabako keliamą pavojų. Vyriausybės neveiklumas cigarečių žalos atžvilgių visuomet yra aktuali tema. Tyla buvo nutraukta 2003-aisiais, kai ponas Caballero gynė rūkymo auką. Jie neįspėjo Seita bendrovės, kad ši informuotų rūkančiuosius 1960-aisiais, nes tai būtų sumažinę iždo pajamas. Prancūzijos apeliacinis teismas, Orly miesto apeliacinis teismas nusprendė, kad dabartinių 14-mečių prancūzų sveikata, kai jie sulauks 63, yra netokia svarbi kaip iždo sveikata ir kad tabakas yra mokesčius teikiantis produktas. Jei aš informuoju, tai sumažina įplaukas, jei sumažinu įplaukas, įsipareigojimas informuoti išnyksta. Dar niekada nemačiau tokio triuko, tai buvo bendrovės Seita gynimas. Ir jie iš šios gynybos pasipelnė, aš juokavau, bet palaukite. Tabakas nėra fiskalinis produktas, tai plataus vartojimo prekė. Man ne piniginės vėžys, man plaučių vėžys. Tarp finansų ministerijos ir sveikatos ministerijos buvo interesų konfliktas. Tai buvo tik pinigų klausimas. Kad pasiektų savo tikslą, pramonė ėmėsi įgyvendinti tikslias matematinės įtakos strategijas. Vis dėlto 1991-aisiais Prancūzijai pavyko priimti Evino įstatymą. Šis įstatymas tuo laiku buvo naujovė. Kovai su rūkymu reklamos draudimas, žymus tabako produktų kainų augimas, nerūkančiųjų gynimas viešojoje erdvėje, prevencinių veiksmų sustiprinimas. Visa veikla vykdoma vieningai. Prancūzijoje Evino įstatymas buvo revoliucinis, nes visose erdvėse, uždarose ir atvirose buvo rūkoma, išskyrus nerūkančiųjų vietas. Po Evino įstatymo viskas pasisuko priešingai. Jokiose erdvėse nerūkoma išskyrus tas, kurios specialiai skirtos rūkyti. Deja, nerūkantieji visuomet buvo silpnoji vieta, nes tabako pramonė pasipelnė iš to, kad šis nutarimas 1992-aisiais buvo taikomas silpnai. Tuo metu visi debatai vykę dėl teisės rūkyti arba nerūkyti įstaigose, restoranuose ir panašiai buvo, tiesą sakant, stūmimas. Tai yra, jūs stūmėte? Tai yra, buvo įstatymas. Tuo laiku Evino įstatymas buvo nepaprastai griežtas, nes numatė baudas, netgi baudžiamuosius veiksmus. Taip pat ir baudas asmenims, kurie nesilaikė įstatymo. Rinkoje tai sudarė 33% tabako vartojimo. Aišku. Taigi noriu pasakyti, reikėjo rasti švelnesnį ir taikesnį sprendimą, aišku. Lobizmo veiksmams buvo suvienyti žalieji, sindikatai, tam, kad priverstų reaguoti į tam tikras įstatymo dalis. Jie užėmė tokias pozicijas, kad iškilo streikų grėsmė, buvo įvairių judėjimų, manifestacijų gatvėse.
Aišku, tai davė rezultatų. Jūs žinote, dėl to įstatymas buvo svarstomas 6 kartus. Kad jis būtų priimtas, prireikė 3 sveikatos ministrų. Štai taip. Maža Philip Morris tobulo lobizmo pamokėlė. Vykdomi tiksliniai tyrimai, paskui kalbamasi su politikais pakeliui papirkinėjant jų partijas. Per melagingas rūkančiųjų asociacijas bendraujama su rinkėjais ir viliojant svarbiausius žurnalistus suartėjama su žiniasklaida. Sujungiant visas priemonės, daromas spaudimas įstatymų leidėjams, kad šie priimtų palankius sprendimus. Vadovams artimai bendraujant su svarbiausiais politikais, visi pramonės lygmenys buvo globojami. Kad pajudintų vyriausybės, jiems reikėjo jų užnugario. Jie patys to nedarė. Jie nerodė jokių vadovavimo ženklų. Beveik dėl visų pramonės šakų buvo atliekamos visuomenės apklausos. Tai suprantama kaip 2 kartu. Bet dėl pramonės, kuri kiekvienais metais nužudo 47 000 kanadiečių, niekada nebuvo atliekama jokia visuomenės apklausa. Nebuvo skirta jokia komisija. Niujorkas – 2800 aukų. Halabadžija, Kurdistanas – 5000 aukų. Hirosima – 70 000 aukų. Tabako pramonės produktai – 5 milijonai aukų per metus. De facto. Tiesa be filtro. 1993-aisiais Kvebeke buvo disponuojama maždaug $40 000 per metus. Jie buvo skirti kovai su rūkymu, buvo paskirta netgi valdininko kėdė, tačiau jo atsakomybė apėmė dar 4 postus. Šiandien mes disponuojame $40 milijonų ir komanda sudaryta beveik iš 70 profesionalų priklausančių Kvebeko sveikatos ministerijai. Kad būtų užtikrintas įstatymo laikymasis, įgyvendinamos prevencinės programos ir visuomenės švietimo kampanijos. Jei Kanada šioje kovoje turi nežymę persvarą, tai mano manimu taip yra tik dėl to, kad į šios procesus buvo įtraukta visuomenė ir ji privertė įstatymų leidėjus imtis priemonių. Nuo 60-ojo dešimtmečio pradžios buvo žinoma, kad tabakas kelia pavojų sveikatai, tačiau ilgą laiką jis buvo apsunkinęs ir nerūkančiųjų gyvenimą. Apie šią problemą žinome tai, kad rūkymas nerūkantiesiems sukelia miokardo infarktą ir plaučių vėžį. Šiandien žinome ir apie ūmes kūdikių mirtis ir netgi krūties vėžį. Tai bus patvirtinta ir šie faktai yra reikšmingi. Kalbant apie pasekmes sveikatai, žinome, kad nerūkantieji turi teisę nekvėpuoti rūkančiųjų cigarečių dūmais. Sveiki. Aš esu Robertas Džeimsas, man 7 metai. Aš einu į 1 klasę. Man patinka čiuožti, žaisti futbolą ir maudytis. Bet kartais man sunku tai daryti, nes astma neleidžia laisvai kvėpuoti, ypač kai yra cigarečių dūmų. Aš tikiuosi, kad vyriausybė padės tokiems vaikams kaip aš ir apsaugos aplinką. Švarus oras leis man gyventi kaip ir mano draugams ir daryti viską, ką aš mėgstu. Norėčiau žinoti, ką jūs norėtumėte atsakyti ponui Robertui. Pone Sandefurai? Aš norėčiau įtikinti Roberto tėvus, kad šie jam paaiškintų, kad gyvenime yra dalykų, kuriuos augdamas jis patirs pats. Dalykų, kurie negali būti kontroliuojami. Gyvename laisvoje šalyje ir turime pasirinkimo teisę.
1994-aisiais Kalifornijos gyventojai pasirinko nerūkančiųjų apsaugą. Jiems vadovavo Stanas Glansas. Pasyvaus rūkymo poveikis širdžiai yra beveik toks pat, kaip ir rūkančiajam. Net jeigu jūsų gaunama toksinų dozė yra žymiai mažesnė nei rūkančiųjų, jūsų kraujagyslės yra tokios jautrios šioms medžiagoms, kad beveik tuojau pat pajusite stiprų poveikį. Įdomus atvejis buvo Helenos mieste, Montanos valstijoje. Kai miestas įgyvendino 100% nerūkymo politiką, ligonių dėl širdies krizių paguldytų į ligoninę sumažėjo 40%. O po 6 mėnesių, kai tabaką ginančios grupės pastangomis šio įstatymo vykdymas buvo atidėtas, tokių atvejų grafiko linija staiga šovė į viršų. Daktare, kokia yra jūsų nuomonė apie rūkymą? Mūsų visuomenėje tai dažniausia mirties priežastis. Ačiū. 87% plaučių vėžio atvejų yra susijęs su rūkymu. Burnos vėžio, ryklės, inkstų, pūslės. Ačiū. Daug žmonių miršta nuo bičių įgėlimų, bet ant jų nėra įspėjamųjų ženklų. Daktare, kada galėsite pradėti? Buvo laikas, kai Philip Morris bendrovėje dirbo žmonės, kurių darbą būtų galima pavadinti ginčų palaikymu. Tai reiškia priversti visuomenę tikėti, kad dar nepakanka rūkymo žalos įrodymų, ypač pasyvaus rūkymo. 9-ąjį dešimtmetį Philip Morris atliko tyrimus, kurie parodė, kad vienas nuodingiausių dūmų produktų yra nitrosaminas. Vietoje, kur rūko daugybė žmonių, šios medžiagos būna išlikę netgi tada, kai niekas neberūko. Vienos cigaretės dūmuose yra šimtai nuodingų medžiagų tiesioginė šių žodžių prasme ir maždaug 70 kancerogenų. Pramonė ginasi, sakydama, kad tai labai žemas lygis. Tačiau tokio lygio pakanka vėžiui atsirasti. Buvo įrodyta, kad tam pakaktų ir daug mažesnio lygio nei tas, kuris susidaro rūkant vieną cigaretę. Mokslinį paneigimą visų pirma išrado Jungtinių valstijų tabako pramonė ir jis nedelsiant buvo eksportuotas į Europą. Ženeva tapo neturinčio precedento mokslinio sukčiavimo scena. Paskalis Dithelmas ir Žanas Šarlis Rilė atskleidė apgavystę. Ženevoje vyko 2 simpoziumai. Juos organizavo profesorius Rylanderis, kurį tabako pramonė dažnai citavo kaip įrodymą, kad mokslininkų bendruomenė netiki pasyvaus rūkymo žala. Tai mane suintrigavo ir aš įvedžiau vardą Rylanderis Philip Morris interneto svetainės paieškos sistemoje. Rylanderis. Ką mes matome? 16 000 dokumentų. Čia tai bent. Tai visa mokslininko karjera Philip Morris bendrovėje, tačiau niekas nežinojo apie jo egzistavimą. Istorija prasideda už kelių šimtų kilometrų nuo čia, Kiolne, Vokietijoje. InBifo, kadaise buvusi slapta Philip Morris laboratorija, atliko eksperimentus su gyvūnais, ypač daug dėmesio skyrė antrinių dūmų inhaliacijoms. Yra garsus Wakenhamo užrašas. Mes perkame InBifo, nes taip galėsime atlikti tyrimus, kuriuos bjaurimės atlikti Jungtinėse valstijose. Sugrįžkime į tą metą, kai aš dirbau Philip Morris. Buvau tyrinėjimų direktorius ir mes neturėjome teisės tiesiogiai kontaktuoti su InBifo, nes jie nenorėjo susijęti šios dokumentacijos su Philip Morris. Kodėl? Nes persekiojimo atveju šie dokumentai atsidurtų teisme.
Diagramoje profesorius Rylanderis buvo minimas kaip tarpininkas tarp profesoriaus Osdeno ir Infibo bendrovės. Visas bendravimas su Infibo vyko tarpininkaujant Rylanderiui, kuris planavo ir kontroliavo tyrimus. Apie tyrimus žinau tai, kad jie visiškai koncentravosi į cigarečių dūmų pavojaus sumažinimą ir kitus faktorius, kurie galėtų turėti tam įtakos. Kaip neutralizuoti nuodus? Šis žaidimas vadinasi Ieškokite kaltininko. Plaučių vėžio rizika. Ar jie auga kartu su kanarėle? Kinijoje nerūkančios moterys ištekėjusios už rūkalių, ar jos bus savo nuolaidžiavimo aukos dėl pomėgio gerti žaliąją arbatą? O Ženevoje Rylanderis klausė savęs, ar šparaginių pupelių valgymas nebus kenksmingesnis nei gyvenimas su rūkančia mama. Rylanderis paruošė 300 Inbifo pranešimų, kuriuose bendrovė aiškiai sako, kad pasyvus rūkymas yra 4, kartais 5, o tam tikrais atvejais ir visus 20 kartų žalingesnis nei pačios cigaretės rūkymas. Ir nieko nepaisydamas oficialiuose simpoziumuose, Rylanderis sako, pasyvus rūkymas nepavojingas. Motina gali ramiai rūkyti šalia savo vaikų. Tyrėjas labai nepaiso etikos. To priežastis yra jo dvilypumas, kai jis kartais prisistato universiteto lygio tyrinėtojų su visa numanoma intelektualinė autonomija, o iš kitos pusės yra slaptas tabako pramonės darbuotojas, savo darbu padedantis siekti strateginių šios pramonės tikslų. De cette industrie. Pastebėta, kad šiame simpozijume dalyvaujantys mokslininkai buvo kruopščiai atrinkti. Tai darė ne tik Rylanderis, bet ir Philip Morris advokatai. Simpozijumo išvados buvo aptariamos jam dar nepasibaigus. Simpozijumo ataskaita perkošta Kansas Cityje aukštų Philip Morris vadovų ir advokatų biure, kuris vadinasi Shughardy and Bacon. Apie 2 to laiko didžiuosius tyrinėtojus, Garfinkelį ir Hirayamą, tabako pramonė pasakė, mes jų nenorime, nes jie gali pasakyti dalykų, kurie gali mums pakenkti. Tyrinėtojai buvo išbraukti iš sąrašo, Rylanderis perbraukė jų pavardės. Tai jau nebe mokslinis simpozijumas, tai klastotė. Kad paskelbtų apie savo veiklą, Paskalis Didielmas ir Žanas Šarlis Rylė surengė spaudos konferenciją. Jiems buvo iškelta byla dėl šmeižto. Buvo 3 pagrindiniai kaltinimai suformuluoti siekiant atskleisti, kad profesorius Rylanderis dirbo už Philip Morris mokamą algą, kad jis atliko tam tikrą kiekį ginčytinų studijų tam, kad palaikytų debatus ir kad pavėlintų sanitarinių institucijų sprendimų priėmimą. Taip pat, kad atliko precedento neturinti mokslinį sukčiavimą, ne tik pasirinkdamas savo studijų kryptį, bet ir įgyvendindamas įvairias kitas strategijas, kurias parengė Philip Morris. Turime visus reikalingus dokumentus, o be to šiame laiške Rylanderis mums sako, kad jis ėmėsi atsargumo priemonių ir kad niekada nedalyvavo susirinkimuose su Philip Morris žmonėmis ir žmonėmis iš šalies, kad nekompromituotų savęs ir išlaikytų nepriklausomo mokslininko įvaizdį, kurio laikėsi jau 30 metų. Turime ir dokumentų siejančių Philip Morris su Rylanderiu. Sąskaitos kopija Ragnaras Rylanderis. Ragnar Rylander. Žmogus, kuriam moka Philip Morris, organizuoja aplinkosaugos mokslo konferencijas visame pasaulyje. Priešingai nei tikėtasi, Ragnaras Rylanderis sutinka pasikalbėti su manimi savo namuose Göteborge, Švedijoje. Susirašinėdamas su Philip Morris advokatais, jūs vienu metu suvokėte, kad jie mėgina jūs priversti pasakyti tokius dalykus, kurie būtų mielesni jų ausims. Taip, jie mėgino. Jie nemėgino pakeisti duomenų. Advokatams tai būtų neįmanoma. Tačiau jie stengiasi interpretuoti duomenis savo naudai.
Kaip jūs ir žinote, moksliniai duomenys ne visuomet yra aiškus, juodi ar balti. Tai duoda prielaidų įvairioms interpretacijoms. Aš netgi turiu pripažinti, kad kai kurie jų pastebėjimai man buvo labai malonūs. Kaip toksinių medžiagų žinovą, save aš turbūt šiek tiek pervertinau. Tačiau tai išimtis. Jie nuėjo per toli, kai paprašė manęs parašyti straipsnį Science žurnalui ir įtikinėjo pakeisti tam tikras išvadas. Aš atvirai atsisakiau. Žvelgiant iš etinės pusės, tai būtų neteisinga. Neteisinga mokslo požiūriu. Mes rašėme kai kuriuos dalykus, po kuriais jis pasirašė. Žmonės, kuriuos aš pažįstu, parašė dokumentus, juos patvirtino mūsų advokatai, o po to pateikė profesoriui Rylanderiui, kad jis prieš publikuodamas pasirašytų. Aš dirbau su savo projektais, finansavimas buvo skirtas šiems projektams ir niekam daugiau. Yra žinoma, kad kažkas vyko ir to nepastebėti buvo neįmanoma. Bet kolektyvinės kaltės jausmą apibrėžti sunku. Pavyzdžiui, paimkite Vokietiją. Kodėl vokiečiai nepajuto kolektyvinės kaltės jausmo susidūrę su Hitlerio veiksmais? Žmonės ir toliau gyveno, lyg nieko nebūtų atsitikę, kol galiausiai buvo jau per vėlu. Tai atsitiktinai šovęs man į galvą palyginimas. Praėjus 3 metams teismas išteisino Žaną Šarlį Rilė bei Paskalį Diethelmą ir patvirtino mokslinio sukčiavimo faktą. Vykstant teismo procesui, Philip Morris liovėsi bendradarbiavę su jumis. Taip. Aš parašiau Philip Morris direkcijai ir gavau laišką, kuriame buvo sakoma, mes jūs visuomet vertinome, bet atsižvelgdami į aplinkybės turime nutraukti mūsų bendradarbiavimą. Statydami mane už durų, jie pusiau pripažino, kad kažkas nepavyko. Jūs turite laišką iš Philip Morris, kuris nutraukė jūsų bendradarbiavimą? Ne čia. Jis yra mano namuose. Ar galėtumėte jį man atsiųsti? Ne, tai asmeninis laiškas. Deja, Rylanderis ne vienintelis. Kiti mokslininkai tęsia šį darbą. Kelios savaitės iki pasirodant vyriausybės ataskaitai apie nerūkančiųjų gynimą Vokietijoje, pramonė surengė simpoziumą Londone. Šio simpoziumo tikslas paliesti pasyvaus rūkymo poveikio temą. Mes pripažįstame, kad tai gali trikdyti, tačiau neįrodyta, kad pasyvus rūkymas sukelia ligas ir yra mirties priežastis. Kai kalbame apie tokį mažą pavojų, viską reikia labai įdėmiai ištirti, kad įsitikintume, jog buvo daromi rimti tyrimai. Mes pripažįstame pavojus susijusius su aktyviu rūkymu, tačiau netikime šiuo netikru mokslu, kuris supa pasyvų rūkymą. Sveikas, Gabi, kaip sekasi šiandien? Heather Crow, jau 30 metų Otavoje dirbanti padavėja, per visą savo gyvenimą nerūkė ir vis dėlto jis serga plaučių vėžiu. Viskas gerai, liga atlėgo. 3 kartus per medį. O reikalai? Cigarečių pardavimas mažėja. Nesiguoskime. Aš parduodu ką kitą. Aš sirgau laringitu ir 2 kartus plaučių uždegimu, vienas paskui kitą, bet pernelyg vėlai supratau, kad tai buvo simptomai. Suprantama, kai medicinos žodyne ieškote žodžių plaučių vėžys ir simptomai, apie tai neužsimenama. Mano liga buvo tyli ir toliau dirbau visus tuos metus, nieko net nežinodama. Manau, kad tai su rūkymu susijusi liga. Jie turi atlyginti man nuostolius. Jei aš darbe neteksiu rankos, man bus sumokėta. Šiuo metu netenku savo plaučių ir savo gyvenimo. Aš privalau turėti teisę į nuostolių atlyginimą. Jie man pasakė, tokio atvejo dar nebuvo, sėkmės. Aš atsakiau, aš būsiu pirma. Mes mirštame, kad aptarnautume jūs.
Aš netekau savo karjeros, darbo ir netenku gyvenimo. Yra 5 procentų tikimybė, kad gyvensiu dar 3 metus. Aš nesiekiu būti pasyvaus rūkymo darbe auka. Man jau per vėlu ir aš noriu perduoti žinią, kad rūkymą viešosiose vietose reikia uždrausti. Heather-Crow pavyzdys įkvėpė kovoti dėl nerūkančiųjų apsaugos Kanadoje. Paskui Torontą seka Monrealis. Jei ministrui pavyks patvirtinti įstatymą dėl draudimo rūkyti visose viešosiose vietose, įskaitant barus ir restoranus, taip pat dėl reklamos draudimo visur, taip pat ir prekybos vietose, tabako pramonė tai pajus ne tik Kvebeke, bet ir visame pasaulyje. Kvebekas taps modeliu, kurį kitos vyriausybės norės kopijuoti. Greita tabako pramonės reakcija versti niekais visas vyriausybės pastangas prisidengiant vartotojų gynimu. Matome restoranų, barų savininkų asociacijas, prekybos rūmų atstovus ir melagingas asociacijas, tokias kaip Mano pasirinkimas.ca, vyriausybei daroma spaudimą, kad jie šioje srityje nejudėtų į priekį. Kvebeke atsiranda naujas rūkalių judėjimas, pristatomas kaip liaudies judėjimas, kalbantis apie toleranciją ir pagarbą kitiems, sakantis, galime dirbti kartu. Įstatymas nebūtinas, visi galime susitarti. Tai labai supainiota viešųjų ryšių kampanija. Ją finansuoja tabako pramonė. O turint pinigų, viską galima nusipirkti. Interneto svetainės įgaliotinių tikslas – ginti rūkančiuosius. Jos erdvėje vengiama klausimo apie tabaką ir skatinamas pilietinis nepaklusnumas. Po daugybę metų trukusių brangių tyrinėjimų vyriausybė mato tiesioginį ryšį tarp mitybos ir nutukimo. Vyriausybės studijos atskleidė, kad žmonės pernelyg daug laiko praleidžia duše. Tai ne tik išteklių, bet ir jūsų laiko švaistymas. Jūsų vyriausybė sudarė naują privalomąją programą. Duše prauskitės kartu su gorila. Jūsų vyriausybė. Leiskite mums pasirinkti. Ačiū, bet man patinka mano pasirinkimas. Dar viena naudinga jūsų vyriausybės idėja. Visuomet tas pats. Tabako pramonė ir visi kiti, kurie pelnosi iš prekybos tabaku, daro spaudimą vyriausybei, kad sukliudytų arba užtęstų įstatymo priėmimą. Rūkymo ir jo pasekmių sveikatai tema svarbi visoms pasaulio šalims. Tai normalu, kad pasaulinė sveikatos organizacija atsakinga už pasaulinio lygio atsaką šiai pandemijai. 192 šalys, sudarančios pasaulinę sveikatos organizaciją, susitarė ir priima sprendimą Tabako kontrolės konvenciją. Ši konvencija apima visus esminius klausimus. Reklamos draudimą, nerūkančiųjų gynimą, apgaulingų teiginių tokių kaip lengvos cigaretės, itin lengvos draudimą, taip pat draudimą pardavinėti cigaretes nepilnamečiams. Kainų augimas, kova su kontrabanda. Šios priemonės yra dar veiksmingesnės, kai taikomos vieningai ir sutelktai, bei sudaro kovos su rūkymu politikos šerdį. Šios konvencijos veiksmingumas bus nustatomas kiekvienos vyriausybės politinė valia, konkrečiai taikančias priemonės savo šalyje. Pavyzdžiui, kalbant apie kontrabandą, esame toli nuo globalaus sprendimo. Europos vyriausybės jau pradėjo įgyvendinti tokias pat priemonės kaip ir Kanadoje, kad dėl nelegalios prekybos cigaretėmis neprarastų milžiniškų pajamų iš mokesčių. Belgijos ir Prancūzijos vyriausybės yra tarp 10 šalių, kurios parėmė Europos komisiją.
Kompanijai Reynolds pateiktame ieškinyje daugybė klausimų. Kontrabandos organizavimas, pinigų plovimas, korupcija. Iš kasmet eksportuojamų 1000 milijardų cigarečių tik 700 milijardų yra eksportuojamos legaliai. 300 milijardų dingsta. Įsivaizduokite Toyota, sakant, kelyje tarp Japonijos ir Europos 30% į laivą pakrautų automobilių dingsta. Aš nesuprantu. Aš nežinau, kur dingo šie automobiliai. Kalbama ne apie kontrabandą dėžėmis. Kalbama apie kontrabandą konteineriais. Kontrabanda nėra natūralus reiškinys. Tai pramonės organizuojama veikla. Tai kontrabanda greitaeigiais laivais perpirktais iš rytų Vokietijos laivyno. Todėl praktiškai nėra galinčių juos pasivyti laivų. Kad būtų galima priartėti, reikia stebėti iš oro ir sulaukti, kai jiems baigėsi degalai. 2004 Liepą Philip Morris vengė teismo proceso nuosprendžio ir Europos komisijai sumokėjo $1 milijardą. Bendrovė pažadėjo, kad daugiau kontrabandos nebebus. Į Europą. Tabako pramonės ateitis yra kitur, šalyse, kur reglamentai neegzistuoja arba yra nepakankamai stiprus. Kad įsiskverbtų į šių šalių rinką, pramonės stengiasi sukurti nesantį prekės ženklą, pritaikytą kiekvienai šaliai. Produkcijai platinti tinka visos priemonės. Cigarečių kontrabandos apsisukimo žiedas Afrikoje. Nigerijos sienos ribojasi su daugelio šalių sienomis. Sunkvežimiai pasitinkami muitinėje Agade, miestelėje esančiame arčiausiai Libijos sienos. Vėliau jų kroviniai perkeliami į kitus sunkvežimius, akivaizdžiai pritaikytus ilgoms kelionėms dykumą, su apsaugotomis padangomis ir papildomais degalų bakais. Jie gabena dėžes atkeliavusias iš Europos ar kitur per kopas, skiriančias Agadą ir Libiją. Vienas kontrabandininkas sutiko su manim kalbėtis. Čia Agade aš jau 6 metus užsiimu cigarečių verslu. Gerai, yra daugybė prekių ženklų. Business, King Size, Excellence, Rothmans, Marlboro ir panašiai. Cigaretės iškeliauja iš Ganos uosto, kerta Burkina Faso sieną ir atkeliauja į Agadą. Čia mes jas paimame ir vykstame į kelionę. Į Libiją cigaretės keliauja slapta. Jas reikia paslėpti. Tai kontrabanda. Per 2 savaitės įvažiuoja daugiau nei 50 sunkvežimių. Anksčiau juos lydėdavo kariškiai, bet dabar tai daro muitininkai. Už miesto centro esančios betono sienos saugomos ir prižiūrimos 24 valandas per parą. Jos slepia prekes. Pakrovimo darbų stebėti neįmanoma, bent jau be slaptos kameros. Kiekviena parduotuvė turi savo prekės ženklą. Jeigu tai Rothmans, tai taip ir parašyta. Tai yra pinigai, tai yra daug pinigų, nes kiekvienas sunkvežimis, kuris ima 700–800 dėžių cigarečių ir važiuoja į Libiją, parduoda jas brangiai. Visi šie reikalai yra labai slapti. Tuos, kurie pasitraukia, nužudo. Nigerija ratifikavo konvenciją, bet kaip galima taikyti įstatymą tokiomis sąlygomis, kai mafija, pramonė ir vyriausybė yra susitarę? Tarptautinės plėtros strategija iš pradžių yra apšaudyti rinką savo cigaretėmis prieš joms tampant legaliomis. Kaip tai vyksta? Produkcija atgabenama kontrabanda. Tai organizuoja arba pramonė, arba platintojai. Galiausiai rezultatas yra tas pats. Tai yra įgyti tam tikrą kiekį rinkų didiesiems prekių ženklams, už daug žemesnę kainą prieš joms oficialiai tampant komercinėmis. Konstatuojama, kad šiandien Nigerijoje 85% vartojamų cigarečių į rinką pristatomos aplinkiniais keliais. Konkretesnė pasekmė yra tai, kad cigaretės prieinamos vargingesniam sluoksniui.
Šiandien galima pamatyti cigarečių kainuojančių pigiau nei vanduo. Kai rinka jau prisotinta dideliu kontrabandiniu cigarečių kiekiu, pramoniai daug lengviau susitikti su vyriausybė ir pasakyti, klausykite, šiandien jūs turite 20–30% nesurenkamų mokesčių, nes cigaretės atkeliauja kontrabandos keliu. Todėl reikia, kad padėtumėte mums įsikurti šioje šalyje, platinti, gaminti jas vietoje, nes taip atgausite savo pajamas iš mokesčių. Tabako pramonė numato 16% tabako vartojimo augimą Afrikoje, matydami 8% vartojimo smukimą vakarų Europoje. Šiandien galime pasakyti, kad Afrika, jos populiacija yra pagrindinis tabako pramonės taikinys. Tabako produkcijos galima rasti visur. Tabako rasite lengviau nei maisto produktų. Kad nusipirktumei pakelį cukraus, gali prireikti žingsniuoti kilometrą. Kad nusipirktumei cigarečių, nereikia eiti nė 2 metrų. Akivaizdu, kad Nigerija, kaip ir visos kitos Afrikos šalys, šiandien susiduria ir su kitomis dievo rykštėmis – AIDS, maliarija, meningitu, badu. Ar manote, kad šiandien reikia papildomų nelaimių, kurių galima ir išvengti? Afrikos rinkose pramonė galėjo nesivarginti plėtodama komunikacijos politiką, rinkodarą, reklamą. Tai vartotojų poėmis, tai nemokamas produktų dalinimas visuomeniai, skirtas rūkimui skatinti. Tai sporto rėmimas, tai taip pat ir muzikos rėmimas. Kad geriau priviliotų jaunimą, mūsų šalyje tabako pramonė išleidžia cigaretes su simboliniais ženklais. Tai simboliai, nešantis aiškę žinią, nutaikytą į vietinį jaunimą. Duosiu pavyzdį. Paskutinis Nigerijoje Philip Morris išleistas prekės ženklas vadinasi Viza. Jie pagamino cigaretes, kurios vadinasi Viza, tačiau tai jie padarė pasiremdami išankstiniais tyrimais, kurie parodė, kad šių dienų jaunimo vienintelis rūpestis yra nelankyti mokyklą ar universitetą, o gauti vizą į Jungtines valstijas, Prancūziją, Kanadą ir panašiai. Tai yra apranga vaikams Marlboro, kūdikiams. Vaikas užaugs su Marlboro savo širdyje, ar ne? Jis sako, kad namuose nėra net ką valgyti. Tačiau paskutinius pinigus vyras verčiau išleis cigaretėms, nei vaikų maistui. Bet kaip jį sustabdyti? Tai tapo apsėdimu. 25, šitos po 35, šitos po 20, šitos 35. Kiek kartų per dieną už tuos pinigus būtų galima pavalgyti? Beveik 3 kartus. Yra vaikų, kurie neturi pinigų rūkalams, kurie kiekvieną dieną ateina pas tėvus ir sako, man reikia 25 frankų, man reikia 50 frankų. O vieną kartą, kai tau reikalingų pinigų pas tėvus nerasi, ką darysi? Taigi įsivokti. Jis sako, jei būtų jėga galinti sutrukdyti, galinti, kaip aš sakau, galutinai sustabdyti prekybą cigaretėmis, mes būtume laimingiausios pasaulio moterys. Negalima laimėti kovos su rūkymu jautrinant šį klausimą, nes tabako problemos negalima lyginti su AIDS grėsme. AIDS savo užnugaryje neturi jokios pramonės, kuri lemtų šią ligą. Niekas nerengia reklaminių akcijų ligos naudai. Tačiau prieš tabaką reikia imtis griežtų sankcijų. Ši pramonės šaka neužsiima dora veikla. Tai kriminalinių elementų konsorciumas. Reikia pradėti karą su ja. Tai vienintelis jiems suprantamas bendravimo būdas. Jūs įsitikinęs, kad jis norėjo mane matyti? Jūs advokatas, jis visuomet pageidauja turėti advokatų.
Jis kontrabandininkas, gal pavojingai vairuoja, žudikas. Jis nužudė 11 000 žmonių per dieną. Tai neįmanoma. Jis mėgsta jaunus, 13-14 metų. Parduoda jiems nuodus. Jis juos vilioja ir gundo. Nuodai, kuriuos jiems parduoda, paverčia juos narkomanais. Kai jie miršta, jis puola prie kitų jaunuolių. Kaip jam pavyko taip ilgai įsisukinėti? Jis vadovavo tabako pramoniai. Ar pramonė elgėsi kaip mafija? Aš nežinau. Šiuo metu ji laimi. Nuo šio filmo pradžios mirė 670 žmonių. Jų mirties priežastis – tabakas. Vertė Arvydas Gylys, skaitė Jurga Kurauskaitė, įgarsinta Lietuvos televizijoje.